Labas vakaras, mėlyjeji. Labai ačiū, kad čia atėjot. Aš nusimačiau, kad pirmiausia jūsų paklausiu, kiek turit laiko. Nežinau, ar nutuokėt kodėl. Man atrodo, kad šita pašnekovė, šitas žmogus, kuris parašė knygą, apie kurią šiandien kalbėsim, labai unikali daugeliu aspektų. Viena vertus šita tema, slauga, slaugimas, man atrodo, kad senstančio visuomenėje ji savaime vis aktualėja. Man atrodo, kad Lietuvoje yra tikrai daug ko nuveikti su slauga ir turbūt ir mirties tema, turint omenyje, kiek mes jos vengiam ir mums atrodo, kad apie ją nereikia kalbėti. Bet unikali ir to, kad Laima Baršauskienė, kuri dirbo 25 metus slaugytoja, paliatyvios pagalbos specialistė, jinai yra visiškai puikiai unikali kalbėtoja, kurios gali non-stop klausyti, jinai kalba labai sklandžiai, jinai turi gražų tembrą ir aš per daug, eterio neužimsiu, tuo įleisiu jai kalbėti, bet aš dabar noriu vis tiek, kad mes pirmiausia čia atėję pasidžiaugtumėm ir prieš jai prabylant, taip labai griausmingai paplotumėm. Ačiū labai, tikiu, kad dar tų plojimų bus. Sveikinu labai Laimą su knyga ir noriu pirmiausia klausti, kiek jums ši knyga yra tokia asmeninė šventė, turint galvoje, kad vasarą, kai 3 mėnesius atostogavot, jūs, kaip supratau, pirmą kartą iš vis skyrėt laiko knygų skaitimui, tai jums tas toks rašymas, rašymas kita, turbūt atskira istorija, nes socialiniai tinklai tapo tokia rašymo platforma, bet apskritai knygos turbūt, kad nebuvo kažkoks gal net ir gyvenimo tikslas. Tai koks dabar yra jausmas, kiek šventė yra ta knyga, kad ji pagaliau išėjo? Labas vakaras, kad mane pristatė, tai jau prisistatyti papildomai nereikia ir jūsų laiko dar atiminėti. Mes nesusitarėm ženklų, kai aš įsivažiuosiu ir nesustosiu, tai reikia duoti kažkokią ženklą. Aš nutrauksiu balsu. Jo, kažkaip, nes sakiau, kaip nors, ar su koja, ar su ranka, nes aš galiu, kai įsivažiuoju man svarbioj temoj, tai mane reikia stabdyti. Tai tikslo tokio knygos parašyti nebuvo, aš per daug esu tingi ir per daug atsakinga, kad imčiausi tokio darbo. Aš tiesiog savo malonumui rašinėjau. Tiesiog rašinėjau ir tiek. Atradau, kad man labai smagu rašyti ir kad tai labai smagi paveiki terapija, prie to, kad dar paverkiu, kai labai kas darbe rimto jau susikloja, sueina į vieną. Pavyzdžiui, 3 jaunų moterų mirtys. Ten dar išvažiuoju į kelionę, ten nuskęsta moteris, su kuria susidraugauju. Tai tada grįžti butas užpiltas. Žodžiu, kai tiek daug susikloja, tai aš atradau, kad man labai patinka paverkt graudžiai, trumpai, drūtai, tada labai greit atleidžia ir aš sutinku pilnai su tuo liaudės šitą išmintim, paverk palengvės, išsiverk palengvės. Ir prie to paties atradau rašymą, kažkaip visiškai netyčia. Ar tada, kai buvo pandemija ir jūs parašėte tą didįjį populiarų įrašą, kuris nuvilnijo per socialinius tinklus? Pirmą, aš netyčia atradau, manęs ponia Irma klausė, redaktorė mano, Irma Laužikaitė, kada mano kaip prasidėjo rašymas, aš negalėjau atsakyti. Ir pasakyti, kaip man būna tokie, 1 rytą, 5-6 valandą man tokie būna, į galvą kažkas tarsi nuleisto kokią mintį svarbę. Ir tada aš galvoju, aš prisiminiau pirmą postą, kurį aš parašiau Facebook'e. Ir šiaip ne taip, aš ten labai įvairiai stengiausi, nes, nesu labai stipri kompiuteriniam raštingume, susiradau. Kaip nebūtų keista, ten buvo atseit angliškas humoras, bet irgi apie mirtį. Bet kada buvo čia maždaug? 2014 metais. Tai buvo mano pirmas viešas postas. Šiaip to, tai parašiau ir tiek. O po to pradėjau vis dažniau parašyti, tekstai ilgėjo, gal ir sudėtingėjo, apie tokius gilesnius, rimtesnius dalykus. Tai daugin ir po to įvyko tas atsiradimas tinkamų laikų, tinkamai vietoje, kaip aš sakau, paleidau žodį strėlytę ir pataikiau į 10-uką ir į patį viduriuką. Parašiau tos tėvų žudikus ir paėjo.
Nu, tada labai rimtai paėjo, aš taip, kas čia vyksta, žiūriu, kaip ten tie pilasi, tie visi patiktukai, ištiktukai, komentarai ir taip mano akise visą tai man tik kvapą užėmė, žiūriu, tachikardija atsirado, nu galvoju, reikia kažkaip užmigti, kažką rytojos dieną turėjau veikti. Čia stabtelkime ir pasakykim tiem, gal kas ir nežino arba neskaitė, tikiu, kad daug kas ir skaitė, bet kaip suprantu, per pandemiją jūs parašėte tokį Facebook'o įrašą, kuriame, kaip čia švelniau pasakius, kritikavot tėvus arba tiesiog žmonės, kurie prie senų tėvų eina arba tiksliau net ir nesiskiepė, nusprendžia už juos, kad jie nesiskiepys ir jūs tada pavadinote tos žmonės tėvų žudikais. Ir ką knygoje irgi rašot, kas atsitiko po to, kad sūnus maždaug paskambina ryte ir šaiposi, kad tu čia dabar esi žvaigždė. Tai ką, mama, žvaigždė? Aš sakau, kokia žvaigždė, ką tu čia šneki maždaug? Tu sakai, tai tu čia nesupranti, kas čia vyksta. Neturiu supratimų. Tai va, sako, Ingrida Šimonytė pasidalijo tavo postų, Tapinas, ten Vytautas Landsbergis pacitavo, dar ten iš tokių žmonių, kurie turi daug sekėjų, kurie Lietuvoje žinomi. Tai sako, va, tu žinai, kiek Tapinas turi sekėjų? Sakau, nežinau, įtariu, kad daug. Daug, mama, labai daug. Ir Šimonytė daug, ir tie visi kiti irgi ne po mažai. Tai dabar supratau. Na va, ir po to labą dieną, gal galim jūs pakviesti savo laidą, labą dieną, gal galim jūs pakviesti savo laidą, labą dieną, gal galėtumėt man duoti interviu, labą dieną, gal galėtumėt man duoti interviu. Na va, taip ir tada tų sekėjų, draugų, taip ir kiekvieną dieną po 20, po 30, tai kai knyga išėjo dar vienas naujas antplūdis, tai gavosi dabar, kad jau mane... Kad galima ir rašytoją vadinti. Nu, negalima nerašyti vadinto knygą, va, kūnas yra, viskas. Iš tiesų, tai aš su kažkuo kažkada esu diskutavus, jeigu žmogaus hobis rašymas ir jisai rašo daug ir gan gerai rašo, nu tai jis kaip ir rašytojas, nes jisai rašo, kad žmogus, kuris skaito knygas, tai skaitytojas, tai tas, kuris rašo, nebūtinai, kad knygas. Tiesiog rašo tekstus, tai jis galėtų būti rašytojų šiaip. O jau kai knyga yra, tai jau pilnateisiškai jau gali save, taip suprantu, tituluoti. Bet dar taip irgi truputį įsivažiuojant, jūs pati net ir neplanavot jos rašyti, jūs gavot pasiūlymą ir tada... Tai aš mėgstu dar irgi iš vienos temos šokinėti kitą ir kartais paršokti atgal nesugebu. Tai mane reikia paršokdinti, ačiū. Tai tada mano viena bičiulė Jurgita Lieponė pasirodė, kai aš vėliau sužinojau. Irmai Laužikaitei užrodė mano Facebook'o sieną ir sakė, paskaityk, čia maždaug, ar paskaitykit, nežinau, koks ten jų santykis. Laima gerai rašo. Jinai paskaitė ir tada su manim susisiekė, aš nebepamenu, ar tai buvo Messengerio žinutė pradžioj, ar telefono numeriu, nes mano numeris yra viešas. Ar nenorėtumėt, kad mes išleistume jūsų knygą? Aš taip... Nu, vienu žodžiu, didžioji dalis jau parašyta, tiesiog nuo sienos imam viską, imam šluojam, tai braukiam į knygą tiesiog, nu ir dar kažkiek reikės papildomai prirašyti. Nu gerai, nu ką, pasiūlė, tai kažkaip tai nepatogu tai sakyti gal, nu gerai, nes pati tikrai neprisiruošiau, o tada, nu, vis tokių žinučių gaudavau asmeninių, kad labai paveikiai rašau ir kad žmonės mano knygoje kažko pasimoko. Kas net vertybės sugeba perkainot, kas ten kažką atranda savo labai svarbaus, nu, kas žmogaus gyvenime kažką pakeičia. Tai jeigu taip pat žmonės šneka ir tokie, kuriais negalėčiau suabejoti jų kompetenciją apie knygas, ir tada galvoju, gal tikrai verta, daugiau kas perskaitys, daugiau gal žmonėm naudos bus. Na gerai, mes apie tą konkrečią naudą arba netgi konkrečius, man atrodo, patarimus, kurių jūs duodat ir man atrodo tokį įskiepėjimą kažkaip, aš taip sakyčiau, labiau vertint gyvenimą ir labiau natūralia eiga, kiek tai įmanoma leisti savo artimiesiems numirti, tai aš tokį įskaičiau, man bent jau surezonavusi labai žinia. Tai irgi dar pakalbėsim, bet dar vis įsivažiuojant prie tos logistikos ir knygos rašymo, kai jūs pasakėt, mano numeris viešas, tai aš suprantu, kad slaugytojos darbas yra ir fiziškai, ir emociškai labai sudėtingas ir jis be kita ko užima labai daug laiko. Ir kai jūs gavot pasiūlymą rašyti knygą, vis tiek kyla klausimas, kur tada jūs to laiko radot. Nes knygoje, pavyzdžiui, yra aprašoma tiem, kas dar neskaitė, yra beje jau skaičiusių. Keletas yra, tai kas yra, kas skaito. Tai
Pavyzdžiui, aš labai ryškiai atsimenu tokią istoriją, kaip Laima pagaliau išvyksta atostogų, kaip įvardė pati kažkoks gerbėjas, ją pasiima prie ežero ir ten keps tuo šašlykus. Ir tada kažkas paskambina, maždaug nėra kitos išeities, atvažiuok, reikia pas mano mirštantį artimąjį. Tai buvo pati pacientė, jinai neturėjo, kaip ir neturėjo artimųjų, galima taip sakyti beveik. Tai va turbūt tas ir lėmė, kad jūs visgi palikot visą tą, nežinau, tokią atostogom kvepiantį vaizdą ir tiesiog per spūstis jūs vis tiek vykot pas ją, suprasdama, kad gal nieks kitas netvyks, jeigu aš netvyksiu. Ir tada ten, aišku, baigės tuo, kad jau ir kiti nebebuvo patenkinti, kurie iš pradžių labai altruistiškai ir tik norėjo vienas nepatenkintas, kuris norėjo ir nuvežti pas tą pacientę. Bet visą tai aš tik pasakoju, norėdama iliustruoti, kad tai yra darbas, kuris, man atrodo, kad labai daug ir šiaip laiko fiziškai atima, ir dar jeigu savo telefoną viešai paskelbi, savo numerį, ir dar jeigu turi užmesgus tais kontaktais su pačiais pacientais apsikeiti, tai labai tu tiesiog esi labai užimtas žmogus. Ir kaip tada knyga įsipaišė į tą grafiką? Aš esu vienišė, su vaikais aš bendrauju žydiškai. Žydiškai tai reiškia, kažkada irgi, va, čia tokia trumpa istorija, su viena žydaitė savo amžiaus, kalbam, lašelinė vienai močiutė, dukra negalėjo, tai kaimynė, ten jos draugė ar kaimynė sutiko pabūt, atrakint man duris, mane įleis, nes močiutė jau tapus buvo gulinčia. Tai aš jai sakau, ar normalu, kad aš su vaikais bendrauju koncentruotai, smarkiai, bet retai. Mes neturim įpročių susiskambinti, susirašyti, jeigu nėra jokio reikalo. Dažniausiai tai yra mano vykimas pas mano mamą, pas jų močiutę, ilga kelionė per pusę Lietuvos, atgal, kartu ten nakvojam, būnam, tai mūsų pabendravimas dažniausiai yra toksai. Nu, dar buvom čia įsivedę kartą į mėnesį, nueit kažkur pavalgyti ir pasėdėti kokių pusdienį, šeštadienį arba sekmadienį. O šiaip mes, bambagyslės visos nutrauktos, kiekvieni savo gyvenimus gyvenam. Jis sakė, čia normalu, aš manau, aš irgi taip bendrauju, tai viskas, vaikai suaugo, jie nebe mūsų, jiems reikia savo gyvenimus gyventi. Tai va, vaikai iš manęs laiko atima nedaug. Aš esu vienišė, kaip sakyti, ekstravertė, labai pradėjus puoselėti savo intravertiškumą, atradus tame didelį džiaugsmą. Ir aš grįžus iš darbo, visas laikas mano, aš plus dar ilgą laiką dirbau ne etato krūviu. Buvau perdegus labai rimtai ir aš gyvenau iš santaupų ir dirbau tik taip 2 dienas, man atrodo, per savaitę ar pusantros, paskui pasididinau iki pusės etato, tai tada dirbdavau ten pusę savaitės maždaug ir aš visai neseniai pradėjau dirbti tik tai savaitės krūviu, nes, ir aš stebiuosi, kai mano kolegės, šiaip pažįstamos, dirba ten pusantro etato ir ketvirčių krūvių, aš galvoju, ką jūs darot, ką jūs galvojat? Kas čia bus toliau, nes darbas šitas labai daug paima. Tai reikia geriau atsistatyti. Tai mano prioritetas, kadangi ne pinigai, o laisvas laikas ir ką aš tuo laiku veikiu, tai tuo laiku tokiu būdu ir turiu, kad nepilną darbo savaitę dirbau visą laiką. Ir antra, aš grįžtu, yra toksai dalykas mano, kaip būna emocinis valgymas, emocinis pirkimas, tai mano emocinis rašymas. Va kaip tie tėvų žudikai. Aš grįžau, alkana, suvargus, sušalus, bet aš vis tiek pusplikė atsisėdau ir aš labai greitai tai surašiau. Jeigu emociškai pačiumpi kažkokią tai mintį, tai labai greitai susirašo. Ir dažniausiai ten nieko taisyti, tvarkyti jau nebereikia, iš karto gaunasi gerai, nes, tarsi tau kas nors padiktuotų. Tai va. Tai gerai, sakot, kad tas darbas labai daug paima. Nerkim truputėlį dar taip, tą jūsų darbą. Mes jį aptarsim ir kai jūs kalbat, irgi jūs vaizdingai pasakojat ir sklandžiai, bet aš galvoju, tekstui irgi kažkiek laiko skirkim. Aš, pavyzdžiui, paskaitysiu tokią ištrauką, kuri, man atrodo, iliustratyvi ir turbūt gal čia tokia tamsioji to darbo pusė, bet kai aš paskaitysiu, jūs pasakykit, ar tai ir yra tai, ką jūs labiausiai apibūdintumėt kaip slaugytojas darbą, ar visgi yra esmė visai kitur. Kažką turinti lakę vaizduotė jau gal ir supykino nuo tokio detalaus aprašymo. Ten prieš tai sekė detalus aprašymas. O mums, medikams, visame tame reikia kasdien murkdytis iki alkūnių įsilindus ir iki kelių įsibridus.
Kas kartas atsidūrus kokį nors baisioj skyliai, visiškoje antisanitarijoje, kur kažkas nesibodė atsisukti butelio kamščio ir ramiai savo gurkšnot, kai šalia slaugytoja apie kūnavoja to gerėjo artimai, o tai dar žiūrėk ir tai slaugytojai gali truktelt pasiūlyti. Maždaug ar imsi gurkšniuką, kur pūvančios žmogienos, myžalo, šūdos, marvės koncentracija tokia, kad įneri kaip į tasų tirštą rūką, kur šiukšlynai, savartynai, gatavai triobos vidury rokso, kur laksto šunis, kur nusmurgus katė taikosi užšokti ant tavo sterilių perišimui paruoštų tvarščių, kur tave gali apkeikti, apriekti, delikačiai, inteligentiškai išsityčiot, šlykščiai pašiepti, nieko verta įpatą palaikyti, tave gali net pastumti, net suduoti gali. Būna visko? Būna. Bet jūs kažkaip gražiai vienoje laidoje esate pasakius, kad aš visiems atleidžiu, žinodama, kad jie yra ligoniai, kad jiems yra sunku, aš galiausiai kažkaip jiems viską atleidžiu. Labai nesunku atleisti pašaliniam svetimam žmogui, kur kas sunkiau atleisti saviem ir tie savi tau, kur kas sunkiau atleidžia. Man pats sudėtingiausias santykis su mano vaikais, su mano mama, su mano artimiausiais žmonėm, kuriuos aš labiausiai myliu. Su jais daugiausia karų būna, su jais daugiausiai ginčių būna, o su tokio amžiaus, tarkim, močiutėm kaip mano mama ar su suaugusiais jaunais žmonėm kaip mano vaikai, jokių problemų. Aš su jais sutariu puikiai ir su kolegėm savo, ir su kolegom. Tiesiog būtų dar kažką ten sakyt, dėl kažko supykt, tai būtų tas pats, kas gulinti spardyt, nes ten jau taip viskas blogai, kad galvoju, nu dar čia tik reiktų man kažkaip tai kokią gyžę veidų išraišką ir maždaug, nu tai čia sustvarkyti nesugeba, tai kaip čia jūs dabar, nu jie visą tai ir taip ir be manęs žino. Ir antra, kai tu su jais elgiesi žmogiškai, jie tada labai pasijaučia kaip ir žmonėmis, nors taip jau yra nurašyti visuomenės, nurašyti kaimynų, giminių, na, ai tas narkomanas tenai, ai tas pijoks nuo kryžiaus. Tai kai tu jam duodi tokį kaip ir šansą, tai man atrodo žmonės turi galimybę tokie pasitaisyti, kažką savo gyvenime pakeisti, kai juos tu žiūri kaip į žmogų tiesiog be jokios istorijos, be jokios išankstinės nuostatos. O kokią aš turėčiau, kodėl aš turėčiau jam būti teisėja, aš jų istorijos nežinau. Va šitą istoriją, tai beje po to gaila, jau paskui buvo pabaigtas, tas parašyta gražiai, jau kažkaip įterpinėti nenorėjau, bet aš ant sienos, aišku, visą laiką į pacientą, akis ten buvo daug ką žiūrėti į tą pacientą, aš ant sienos radau tokį koležą. Ten buvo kažkoks fortepijonų klaviatūra kažkokia lyg tai fotografuota, paskui buvo kažkoks įdomus piešinys, jisai pozuodavo, pasirodo, ten kažkur meistrų, kažkokio aukštoje mokykloje dirbo tas pacientas. Tai jisai pasirodo buvo pakankamai intelektualus žmogus ir fainas, aš taip suprantu, vat. Bet tuo metu atrodė viskas labai blogai. Tai daugeliu atveju mes nežinom prieš istorijos. Gal tu čia su profesorium turi reikalų kokiu, ar ką žinau, ar su žmogum, kuris tikrai išsilavinęs išprusęs, bet vat, kažkurioje gyvenimo, kažkokiam momente, vat, kažkur ant bananų žievės paslydo ir nuvažiavo vat, kažkur į tokį vat, šoną. Ir jūs irgi gražiai rašot, ar knygoje, ar dabar jau laidose, net ir nebepamenu kur, bet kad ne tik kaip į žmogų reikia žiūrėti, bet ir, pavyzdžiui, nežinau, tiesiog kaip į žmogų visais aspektais ir tais, kad ne tik kaip į ligonį, ne tik kaip į objektą, į kurį reikia suleisti lašelines, nes mes labai dažnai kažkaip taip redukuojam truputėlį ir kai jau yra labai daug ką daryti, aš taip suprantu, tai tada čia suleisti lašelinę, ten pertvarstyk ir tada kažkur pats žmogus ir dingsta. Tai gražus, man kažkaip labai gražu, kad jūs primenat, kad yra žmogus ir dar labai gražu arba labai įdomu, ką jūs sakot, kad labiausiai kariaujam su artimaisiais, tai tada lengviau turbūt jums irgi suprast, tai ką irgi trumpai pacituosiu, pasitaiko per tyliai įeiti ir būti neaptiktai laiku. Tada gali pamatyti, kaip grubiai dukra grūda šaukštą su maistu nemylimos, nekenčiamos motinos burnon. Ir koks tada motinos žvilgsnis mišrus, o mūsų arba jau bukas tapęs skausmas dėl to, kad savas. Ko ten jūs pamatot, kai ateinat ir nesitikit, jie nesitikė, kad jūs ateisit ir nelaiku. Kad ir tikisi, paprasčiausiai žmonės, jie nesupranta, kad tu matai tai, ką matai. Nes
vat, Dievas davė, ar kas čia davė, nežinau, man tokį hobį, pomėgį, aš labai psichologiją kažkaip atradau, kaip labai fainą dalyką, kuris man labai labai patinka. Itin sudėtingo aš ten traktatų neskaitau, pradėjau nuo tokių paprastesnių, romanus pradėjau skaityti, parašytus psichoterapeutų, psichiatrų. Ir tu matai tiesiog, netgi jeigu jie ir stengiasi, tu matai, kad tai yra tik tai kaukė, kad iš tikrųjų yra viskas kitaip. Žmonės automatiškai daug ką daro. Sakau, antklodė žmogui kloja ir stengiasi prie jo neprisiliest. Ar ten puodelį su vandeniu duoda ir ąselę atsuka į žmogaus pusę ir tu matai, kaip paduoda, tai ne vien dėl to, kad žmogui būtų patogu paimti, bet kad jo pirštų neprisiliestų. Ir va tokius visokius dalykus, juos, jeigu tu stebi, jeigu turi stebėtojų dovaną, o aš ją manau, kad turiu, tai tu labai daug ką pastebi. Kiek žmonės beslėptų. O sakau, kartais, jeigu va, tu įeini per duris ir ten kažkoks alasas, triukšmas ir tu jau durys buvo atrakintos, nu tavęs laukia, tai būna, kad duris atrakintos arba apskritai yra žmonių, kurie durų nerakina. Tai tu pamatai kartais tai, ko nereikėjo pamatyti. Bet ką tada tai leidžia jums kokią pasidaryti išvadą ir ar ji tikrai tokia liūdna, kad mes nemylim, nekenčiam savo artimųjų, ar... Deja. Bet gal ne visais atvejais, gal tik tai retesniais. Aš labai noriu pasakyti, kad nedidelė dalim, bet pameluosiu. Labai didelė dalim. Geriausias atvejis yra, kad mes esame abejingi tiem savo artimiesiam ir taip, kaip sakyt, slaugau ir tiek, mama, tai ką reikia, ar ten tėtis. O iš tikrųjų gana didelė dalim atvejų, kaip minimum, mes savo artimųjų nemylim. Arba mylim ir tuo pačiu nekenčiam, kaip viena mergina pasakė. Mama, kaip aš laukiu to laiko, kada tave tik tai mylėsiu ir jau nebus to, kad neapkenčiu. Kad nustosiu neapkęsti ir tik tai mylėsiu. Tai va, silpnumo minutė, va, dukra pasako taip mamai. Tai ir mamos tai nenustebina. Maždaug, kai jau tavęs nebus, čia tokie potekstai. Nebūtinai. Gal pavyks maždaug kažkaip viską susidėliot anksčiau. Tiesiog vaikai labai labai sunkiai atleidžia tėvam auklėjimų klaidas. Mano karta yra blogai užauginta karta. Mes esam labai patogus visuomeniai. Va ta istorija apie tai, kad aš važiavau didelį galą per karštį vasaros, ten gal virš 30 laipsnių buvo, tai buvo mano pradžia atostogų, mes nuvažiavom ant ežerų krantų, ten ir vandens motociklas, ir vandens dviratis, ir šašlykai, ir pirtelių, žodžiu, oi dabar tai smagiai čia pasibūsim. Ir skambutis, aš iki pirmadienio nedatrauksiu niekaip, ten slaugytoja mano iš santarų neatvažiuoja. Laima, gal galėtum, aš suprantu, kad tu atostogose, bet gal galėtum. Žmogus neturi skrandžio, žmogus gyvena paskutinę savo savaitės. Vat kaip jam atsakyti? Kaip? Tai jeigu aš būčiau užauginta kitaip, kada aš pati savo svarbiausia, bet ne visi kiti žmonės, tai tada būtų lengva. Bet irgi, kaip lengva, jeigu tu žinai, kad nieks, ir pirmadienį tu sužinai, kad žmogus numirė, kaip, Tu teisus, taip, tu atostogose, tiesiog. Tai, bet didžiąją dalim atveju aš visą tai darau ne dėl to, kad aš esu labai faina ir labai čia nuostabi ir labai gera slaugytoja ir labai nuostabus žmogus. Ne, aš aptarnauju savo kompleksus. Fain, man juos aptarnaut patinka visai, savo tokią ne pačią aukščiausią savivertę, aš ją visą auginu, kad man faina pasijust tuo žmogum, kuris gali padėti, kuris padėjo. Ir va taip man, kaip sakyt, kaip ant dūšios pasidaro labai gerai. Vat kai vaikų saldainiai gavus. Bet žiūrėkit, mes pasakėm apie tuos artimuosius, kurie tai kenčia, tai nekenčia savo, tarkim, tėvų, bet aš prisiminiau ir knygoje kitą prašytą istoriją, taip šeimomis atvejais jūs visai pasakojat, vis taip paneri į vieną ir tada susidomi visada, bent jau man tai būdavo, tai kaip jis čia bus, ar jis tai greit numirs ar ne, ir toks, nežinau, gyveni kažkokį keistų, kažkokį keistą mirties, tokį laukimą, nelaukimą, bet tokia visai kita patirtis skaitant šitą knygą. Bet prisiminiau anūkę, kuri 7 metus nieko nedirbo, nes slaugė savo močiutę, tai nežinau, kas čia yra, turbūt irgi vis dar, nors ji anūkė, kita karta, bet irgi ne į save atsigręžus vis dar auginta, kad būtų kažkokie, kaip sakot, patogi, gal sukalties per daug. Mes visi turbūt turim slaugantys savo artimuosius labai labai daug kalties. Mes savo gyvenime labai lietuviai mėgstam, ypač mano karta, mano mamos karta,
tėvų mūsų karta, mes labai uoliai aptarnaujam gėdos, kalties, tokios įsikalbėtos perteklinės pareigos jausmą, reikia, turiu, privalau. Iš esmės, aš visą laiką kartuoju ir pakartosiu, daugam gali tai nepatikti, nieko mes niekam neprivalom, nieko neturim ir nieko mums nereikia daryti. Mums reikia daryti tai, ką mes norim. Mes ką privalom? Pagimdyti savo vaikus, užauginti iki suaugimo, išmokyti juos gyventi be mūsų, pinigą užsidirbti, savim pasirūpinti. Tai vat, ką mes privalom, aš manau, tai privalom. Ar ten išsiskyrėm, neįsiskyrėm, bet vaikus užauginti iki to laiko, kad jie galėtų savim pasirūpinti pilnai. Tai va, senų tėvų mes nuslaugyti, nukaršyti, nulydėti miriop neprivalom, dėl to, kad mes iš tą pasaulį nesiprašėm. Tai tėvų projektas. Jie sugalvojo mus pasigimdyti arba netyčia. Mes atsiradom šitam pasaulyje, mano kartoje daug kas netyčia atsirado, buvo kiti laikai, kontracepcijos nelabai buvo. Tai, bet vis knygoje irgi rašau, kad nepriimkit mano žodžių tiesmukai. Kiekvienas žmogus, jeigu aš galiu pasirūpinti beglobių gyvūnų, kažkieno tai nemylimų vaikų, kažkokių senų vienišų kaimynų, pakelt šiukšlę gatvėj, kažkam padėti iš troleibusų išlipti. Tai būtų gerai tai padaryti. Būtų labai gerai. Tai va, o tėvai, kadangi jie yra mūsų artimiausi žmonės, arčiausiai mūsų, tai pradėti logiškiausiai būtų nuo jų. Bet ne kaltės jausmą aptarnaujant, ne gėdos, kad ką čia giminės pagalvos ar kaimynai kaip mažuose kaimuose, miesteliuose. Bet dėl to, kad noriu. Taip, kad man atrodo logiška tai daryti. O dažniausiai aptarnaujam gėdos, kalties, tą pareigos privalau, neprivalau, bet noriu. Na gerai, o kaip tada ištraukti man čia iš jūsų šitą vietą kokį nors tokį instrumentalų patarimą, tarkim, visiems? Nes kontekstas, ir tikiu, kad dar apie jį pakalbėsim, yra dar ir toks, kad įstaigose, ir ką jūs ir tarp eilučių ir visai tiesiogiai sakot, kad slaugos įstaigos dažnai priartina, iš esmės, taip grubiai turbūt pasakysiu, priartina mirtį, ar ne? Aš mirtį, senukų mirties fabrikėliais vadinu daugelį įstaigų. Ir drąsiai va taip vadinu. Tai gerai. Dirbau, žinau, ir bendrauju su žmonėm tokiose vietose dirbančiais. Ir visą laiką perspėju, kai manęs klausia, tai aš labai drąsiai sakau. Gerai, sakykim, tarkim, 60% prastai dirba įstaigų Lietuvoje, kur seni žmonės baigia savo gyvenimą, sakykim taip. Ten yra gerontologijos centrai, geriatrijos skyriai, senelių namai, įvairių pavadinimų, įvairūs dariniai, didesni, mažesni. Tai aš sakau, kad bent 60%, yra tikrai daugiau, prastai funkcionuoja šitos įstaigos. O likusios 40 taip kaip turėtų? Iš likusių 40, sakykim, gal 20, čia aš dabar būriu iš kavos tirščių, kad kažkaip funkcionuoja pusėtinai ir labai maža dalis funkcionuoja labai gerai. Tikrai labai maža dalis. Aš esu to įsitikinus, aš galiu klyst, mano žodžius nereikia kaip panacėją priimti, ne. Bet aš per daug visko mačiau, per daug girdėjau ir per daug aš slaugytojų ratuose būnu. Tai reikalas tas, kad jeigu vežam tėtę arba mamą į tokią įstaigą, tai žinokim, kur vežam. Ir kad ten bus labai gerai, tai netikėkim šitom savo iliuzijom. Taip, norisi, kad būtų gerai, bet yra visaip. Tai kodėl, Laima, dėl ko labiausiai? Kas yra tokio, kas paverčia tas įstaigas mirties fabrikėliais? Kas ten labiausiai neveikia? Pradedam nuo to, dar ir dabar yra žmonių, kurie savo namuose gyvena nuo gimimo. Ten, pavyzdžiui, vyriškis tuose namuose tėvus nukaršino, atėjo į marčias moteris ir jisai nuo gimimų tuose namuose. Dar tokių yra, tegu nedaug. Arba kad ir į marčias atėjo moteris, bet jinai jau ten gyvena 40-50 metų. Ir staiga tokia močiutė į senelių namus. Ir ką jinai jaučia. Ir tada tie raktiniai žodžiai. Prifarširavo vaistais, prie lovos pririšo. Taip. Jeigu jūs išvešit savo tėvus į senelių namus, 70-80%, kad juos pririš ir kad prifarširuos vaistais. Ir aš šitoj vietoj nekaltinsiu nei kiek slaugytojų. Nei kiek. Patogu artimiesiems jas laikyti atpirkimo ožiais.
bet jos tik šiuo atveju atpirkimo ožiai, didelė dalis. O kaip vyksta, kodėl reikia pririšti ir kodėl reikia prifarširuotais vaistais? Taip, arba pavyzdžiui, dar aš girdėjau visiškai iš labai artimos aplinkos atveju, kai tą mygtuką, kurį reikia paspausti, norint išsikviesti pagalbos, tiesiog paslėpia. Taip. Nuoširdžiai pasakysiu, ne vieną mygtuką esu užklijavus, kai tokio įstaigoje dirbu. Žmogus demenciškas, jisai mato raudoną taškutį. Ir jisai tiesiog savo malonumui spaudinėja. Tu geriau nueini 12, 3, 6, kaip mes einam, aphodą, tada taip vadinas, aphodą, apėjimą atlieki visoje įstaigoje ir tu vis tiek ateini pasižiūrėti. Arba jeigu ten žmogus neaiškus, tai tu ir šiaip dažniau nueini. Tai iš kokios kartono iškerpi gabaliukai ir su lipne juosta priklijuoji, kad jis tos lempelės nematytų. Nes ta lempelė yra skirta protaujančiam žmogui, išsikviesti pagalbą, jeigu reikia, bet nežaisti su tuo mygtuku. Ir tu atlieki ir klausi, kas atsitiko. O žmogus žiūri tiesiog į lubas ir prie tavęs tą mygtuką spaudinėja. Na gerai, tai čia jeigu kalbam apie žmonės su demencija, o dabar aš pati nutraukiu ir tada pati grąžinu, tai kodėl reikia vis dėlto pririšti, jūs sakot, žmonės? Tai va, žmogus papuola iš savo lovos, kurisai visą, nežinau kiek metų toj lovoj gulėjo, ant tos pačios pagalvės, su ta pačia anklodė, tas pats prieš akis paveikslas ten su beržu buvo ir su varnais, ten, vienu žodžiu, viskas buvo taip pat dešimtmečiais. Ir staiga, kiti kvapai, kiti garsai, kiti žingsniai, nepažįstamų žmonių tokia ir greiti žingsniai erzinantis, tos ant sienos paveikslų nėra, čiužinys kitokių kietumų, pagalvė kitokia, anklodė kitokia, marškinių kvapas kitoks, viskas absoliučiai 100% yra kitaip, tik kad aš pats tas pats čia. O daugiau nieko. Ir žmogų ištinka panika. Ir jisai pagrindinis sakinys einu namo. Ir kiek tokių žmonių, kurie visiškai normalūs, protaujantis dėdukai, močiutės, truputėlį demenciški, atmintis nelabai. Į tą įstaigą jie papuola ir staiga nustoja protu. Jie lipa lauk, drasko sauskelnes, susmulkina patalynę, išmeta sienas, išdekoruoja, visą save nusitepa nuo galvų. Jie dirba tokius dalykus, jie visą naktį intensyviai dirba. Tai čia tas darbas tiek to, ryte jį kažkaip eina sutvarkyti. Bet kad žmogus lipa lauk per grotas, šiaip ne taip ir gulinti, nejudanti močiutė, jinai sugeba per grotas, grotas negražiai gal skamba, toks sienelė yra tokia, užkeliama. Jinai sugeba persiropšti per tą sienelę, iškrist lauk ir standartinis dalykas šlaunikaulių galvutės lūžis. Ir dažnai močiutė tokia neoperabili, nes silpna širdelė, viskas blogai ir, žodžiu, ją operuoti neišeina ir jinai labai greit gyvenimą pabaigia dėl to lūžių. Jinai tampa jau net nepasodinamu, nepastatomu žmogum, tik gulinčiu, vartomu, tada prasideda praglos ir visa kita. Tai nėra kitos ir jie eina namo ir jie neramus. Jie blaškos, jie viską drasko, jie nerimauja, nuo staliukų numeta viską, sudaužų stiklinę. Žodžiu, įdirgęs žmogus, jisai iš baimės nesižino, ką daras. Ir tada ką? Vaistų. Ir dėl visų piktų prie vaistų dar žmogų pririšam. Dėl to, kad jeigu vaistai nustos veikti ir jis vis dėl to kažkaip mėgins ropštis, taigi jie tarp patalynės vos nepasikarė, tarp tų grotelių į tarpą sulinta, o tu ateini ir tu nesupranti, kas čia yra, kaip tą žmogų išpainio dabar iš tų grotelių ir kaip jis ten įlindų, kaip jį iš ten ištraukti, tokie dalykai. Tai čia grinai saugumų sumetimais, kad tu ryte atrastum žmogų sveikom rankom, sveikom kojom, sveiką galvą, gyvą ir nesugadinus į visų turtų, nesudraskius į anklodis, nesudraskius į užvalkalų. Na gerai, tai va dėl to. Jo, tai čia, supratau, tai čia iš to žmogaus sveikatos perspektyvos. Kur įmanoma, nieko nefarširuojam vaistais, nieko nerišam. Jeigu žmogus adekvačiai elgesi, sako, tai man tą rūžavą tablečikę duokit miegui ir viskas tvarko. Gerai, ar užėjai 3 valandą? Užeikit, dėl visų piktų. Gerai, užeini. Kit sako, užrakykit, čia visokia vaikšto po koridorių, man taip ramiau. Tai jeigu adekvačiai žmogus elgesi, mes irgi jokių sankcijų jam, jeigu taip galima pasakyti, nenaudojam. Tiesiog pagal situaciją. Bet žiūrėkit, Laima, kokie tada lieka išeitis žmogui, kuris, pavyzdžiui, žino visą šitą, ar ne, ir sako, ir supranta ir jūsų pateiktą, gal kaip ir sakot, iš būrimo kažkokios statistikos, bet matyt, kad iš empirikos, iš patirties statistika, kad daugiausiai tų įstaigų yra mirties fabrikėliai arba bent jau su jų elementais. Tarkim, aš dar ir esu žmogus, kuris nenori, pavyzdžiui, karšint savo tėvų. Čia visiškai hipotetiškai šneku. Kalties jausmas, tarkim, man nebūdingas,
Aš žinau, kad Lietuvoje slauga neveikia, arba veikia prastai, arba jį veikia tiems, kurie turi daug pinigų, bet aš jų neturiu, tarkim, ar ne tokia situacija. Tai kas man lieka, ką man daryti? Sunkus, labai sunkus klausimas. Yra labai įvairių opcijų. Nu, pavyzdžiui, gal kaiminystė gyvena kažkokia kaiminė, stipri senjora, pensininkė, kaip ką pavadinsim. Gal gali ateiti, padėti, priremti šiek tiek. Jeigu jau mama gulinti, tarkim, ar tėtis, tai jis gauna slaugos pinigus. Yra toks dalykas, slauga, gauna slaugą. Čia jau, ten dabar aš tiksliai nepasakysiu, nes ne mano čia kompetencija, čia socialinių darbuotojų labiau žinios. Ten tarp 300-400, ten tas maksimumas, gal net jau netoli 400, aš nežinau. Prie to žmogus gauna pensiją. Nu, jeigu dar žmogus turi porą vaikų, sakykime, tai vaikai dar truputėlį gali susimest. Ir žiūrėkim, visai solidi suma gausis. O tie senukai, močiutės, dėdukai, jie valgo nedaug. Rūbų jiem jokių nereikia. Jie patalinių turi prisikaupę, rūbų visko, pilnas spintas ant durys nelabai užsidaro. Tai jiem iš esmės kainuoja tik maistas ir to būtų išlaikymas. Vėlgi yra tokių atvejų, kad dvi močiutės sueina gyventi vieną butą, o kitą išnuomoja. Tai tiesiog reikia gerai ramiai atsisėsti, pasukt galvą, pažiūrėti, kiek yra vaikų, ar aš viena, ar aš turiu brolių ir seserų. Kaip pas mus su finansais, ar man geriau labai ramiai gyventi, bet porą šimtų kiekvieną mėnesį pridėti tenai. Vat, ir mes visi tada ramus. Galima surasti tokią labai blatną įstaigėlę, bet tai irgi pinigai. Dabar yra ta į namus paslaugos. Kaip dabar pagal paskutinį keitėsi pavadinimai, vadinasi lankomosios priežiūros, turbūt darbuotojai nuo seniūnijų. Tai labai daug ką gali padaryti šitie ir už labai juokingai mažą užmokestį. Tiesiog čia tik tai tiek, kad ten yra eilės. Tai reikia, jau kai matom, kad gali reikėti tokios paslaugos, po pusmečio ar po metų, stojam į tą eilę, nereiks, užleisim kitiem, bus jie dėkingi. Tai tiesiog galima net 5 dienas per savaitę. Va, turiu pacientę, kuri gulinti, su jie gyvena dukra, kuri, nu, kaip sakyti, neprižiūri mamos, nes truputėlį serga kažkokia liga, nežinau, su psichika nėra ten geri dalykai. O tai gulinti moteris, insultas, jinai guli, jinai mažai kalba, protauja, bet kelis tik žodžius gali pasakyti. Ir 5 dienas per savaitę, 2 kartus per dieną po 2 valandas, dažniausiai taip, nu jeigu ten būna, kad darbuotojų trūksta, bet šiaip standartiškai 2 valandas iš ryto nuo 8 maždaug gal iki 10, iki pusės 10 ir paskui kažkur apie pietus ateina 2 darbuotojos. Prausia, maudo, plauna grindis, gamina valgyt, nueini blynais kvepia, kotletais kvepia, šaldytuvėlis maistų pridėtas, mikrobangiai pašildo, sauskelnes pakeičia, nuprausia, išplauna galvą, viską vaistus paduoda, viską padaro. Nu, dabar nežinau, vaistus jau ar padavinėja, nes čia tie įstatymai vis keičiasi ir keičiasi. Tai dukra tik tai surado kažkokią ukrainietę, kaiminystę gyvenančią ir ukrainietė ateina vakare, pakeis sauskelnes, paduot vakarienę. Ir ten savaitgaliais irgi kažkiek mano įstaiga, kažkiek ten ta ukrainietė, gal ta pati dukra atvažiuoja, kita dukra dar yra, kuri mama rūpinasi. Prašau, gulintis lovai žmogus, miega, jinai nakvoja viena, jai jokių problemų. Gerai, tai čia gavom šūsnį tokių visai patarimų, tai labai ačiū. Kitos dar trumpai, turiu kitą pacientę, kuri irgi dukra negali su mama gyventi, dėdukas numirė, o pas save negali pasiimti, nes ten šeima, vaikai, viskas. Tai atrado moterį, kuri gyvena sykiu, už nieką nemoka, pilnas išlaikymas, maistas ir dar ten nežinau kiek pinigų jai moka. Ir jau gal metai laiko ta moteris prižiūri tą močiutę. Yra variantų, reikia tik gerai pasukti galvą. Mirtis ir mažiau svarbus dalykai, vadinasi jūsų knyga ir man noris truputį apie mirtį. Užčiuopt, jūs sakot kažkaip, kad kalbėjimas apie mirtį yra kalbėjimas apie gyvenimą ir aš taip susimaščiau, kad nelabai žinau, ką tai reiškia, kaip jūs atsakytumėte. Apie mirtį, kaip aš kažkur keliose vietose pajuokavau, o dabar kaip interviu rašiau, manau, ką apie mirtį galiu pasakyti. Sustoja širdis, sustoja kvėpavimas, marmuruota oda atkloja antklodę, kaip marmuras atrodo kojos, rankos, pilvas. Nu, viskas, nebėra žmogaus. Dar truputėlį, jeigu jisai negaivintinas, dar minutė kita trečia ir biologinė mirtis, žmogus negyvas. Viskas. Tai vad apie mirtį viską ir pasakiau. Tai gerai, tada aš dar taip paklausiu. Pacituosiu vėl. Bijau rasti nebekvepuojančią. Tada jūs klausėt, o kodėl bijot? Čia juk jūsų mama.
Jei nustos kvėpuoti, vis tiek liks jūsų mama. Sunku, bet tuo metu verta būtų tik pasidžiaugti, kad ji pagaliau baigė savo vargą. O su jie ir jūs abi. Kambarin eikit kartu su dukra, ji man regis nebijo. O jei ateisim ir rasim jau mirusią, arba naktį nepajusim, na vadinasi rasit, vadinasi, ji norėjo būtent taip. Tai čia gal toks klausimas tai išplaukia apie mirtį, ar tikrai, kaip, nežinau, kaip mums Pasiruošti? Ne kaip mums pasiruošti, bet kaip mums padėti tam žmogui numirti taip, kaip jis labiausiai nori. Ar tikrai čia mes turim kažkaip, nežinau, nesikišti, nesiūlyti lašelinių, kai jau matom, kad tikrai žmogus nepaima. Ir kas čia tas elementas yra, norėjo būtent taip. Pavyzdžiui, aš nežinau, ten vienai dienai išėjau, tarkim, slaugiusi labai ilgai savo mamą ir jinai tą kaip tik tą parą numirė. Tai reiškia, kad ji norėjo mirti ne šalia manęs. Aš turiu tokių įtarimų, kad, pavyzdžiui, irgi knygoje šitoj gal nėra, gal kitoj bus, nežinau, kad, žodžiu, aš turėjau atvykti, pacientės dukra skambina, kad močiutė nublogo, jau vos į vežimėlį kažkaip lyg ir neįsodinu, kad visa glemba krinta, o dar visai drūta močiutė buvo. Pasakiau, kad, tą dieną pilnas mano tvarkaraštis, užkištas, gal sakau, pas jūs paskutinius užsuksiu, gal ten kokią 3 valandą, jau kai visus aplankysiu, visus darbus nudirbsiu. Gerai, taip sutarėm. Ir po to langelis pasidaro apie 12 valandą ir aš nežinau, ar kažkas į ligoninę atsigulė, ar kaip ten gavosi, ar numirė galų gale, visko pas mus būna. Ir aš tada kaip tik nelabai toli esu vairuotojui, sakau, važiuojamės čia dabar. Ir aš tada skambinu, sakau, aš pas jūs dabar užsuksiu, ne darbo pabaigoje, bet dabar turiu langelį kaip tik. Gerai. Ir aš atvažiuoju, ta dukra tos močiutės, kažkaip stalčių dokumentų kažką kuičia ieško. Ir žiūriu, močiutė paskutinius kartus jau iškvėpinėja. Aš taip per duris tik įeinu, maždaug kuprinę spėjau striukę numest ir miršta močiutė. Tai aš pas jūs vaikščiau seniai ir ta močiutė buvo mane pamėgus, mes su ja gerai bendravom, nors nebuvo labai daug bendraujanti, ten tremtį atlaikius viską. Bet dukra, kaip aš suprantu, dukra šitoje vietoje, jinai turėjo brolį ir sūnų, bet labai jautėsi vieniša. Vyrai, jie buvo tie tikri vyrai, kokiais nelabai gerai būt. Tai jai labai reikėjo palaikymo. Ir aš tada priėjau ją, ten pasitūpus kažką prie to stalčiaus kuičiasi, sakau, jau močiutė susiruošė, jau močiutė išeidinėja, reik žvakelę, degtukus. Tai sakau, močiutė dabar svarbus momentas, netrukdykim, močiutė nepamirškim, ten arti 100 metų, leiskim močiutė pagarbiai išlydėkim. Maždaug, tai jinai būtų gal, kaip pasakyti, pajungus, organizmas būtų pajungęs gal kai isterija tokia, pati nebūtų žinojus, ką daryti. Įsivaizduokim, miršta tau artimiausias žmogus, aš suprantu, kad ta mama buvo artimiausia ir tu esi vienas su juo. Ir mirties gal daugiau nesimatęs, nesi susidūręs, tikrai ne kažką, ne? Ir tada mes ten surandam tas degtukus, tą žvakelę, aš ten močiutei suraištau tas makrelį, tas rankas, viską sudėlioju. Ir jinai taip pakimba ant mano pečių ir taip graudžiai, taip dukteriškai nurauda savo mamos. Aš tą nugarėlę jai paglostau, paraminu ją. Taip, viskas labai taip, jeigu galim pasakyti, inteligentiškai, gražiai, kaip ir turėtų būti. Ir tada, aišku, jinai ten skuba, skambina sūnui, skambina broliui. Taip, brolis, dabar galvoju, pirmas, man atrodo, sūnus lyg tai atvažiavo. Tai ten, sterilūs namai, kur aš, kai sakau, nuo grindų gali valgyti, o lovai tą žmogų gatavai gali operuoti, nežiūrint tai, kai jisai su sauskelėm. Labai pertekliškai švaru, blizga viskas. Tai jisai, matyt, taip pripratintas, prie durų ant kilimėlių stovi, toliau neina, čia močiutė guli visą, čia žvakė dega, o jisai ten koridoriui, mama, ten duok asmens tapatybės kortelę, močiutės, dar kažką reikia maždaug mirties liudijimų važiuoti. O ta mama raudas, ko čia isterikuoji, duok dokumentus. Aš taip, šitam pasauliu tikrai nieko nesuprantu. Ir paskui tas jau, ir nepriėjo, neapkabino, nepriėjo pažiūrėtos močiutės, nieko, tiesiog stovi prie durų, laukia dokumentų, kad paduotų jam. Gerai, atvažiuoja tas sūnus. Ir jis taip palei sieną, taip, galvoju, jeigu ta siena būtų pastumiama, tai jisai ją pastumtų. Ir taip vos ne už užuolaidos užlindęs ar už tų durų, jisai taip irgi biškį žvilgsniu į tą savo mamą ir irgi tai dukrai, tai savo seserį nieko, net jos nepalieti. O fizinis kontaktas mums labai svarbus, ypač tose sunkiuose momentuose. Ir irgi taip jisai išėjo kažkokių reikalų tvarkyti. Ir aš supratau, Dievulė, šaunuolis, jeigu tu ten esi, tai tu viską teisingai darai. Jai reikėjo
reikėjo palaikymų. Ir aš ne 3 valandą atvažiavau, kur jau ir būčiau atvažiavęs, jinai būtų pamiršus man paskambinti ir būčiau radus tą močiutę, jau neberadus močiutė būtų su tais kostiumuotų vyrų jau išvežta ir tam maišelis įdėta. Tai vat, o kitu atveju... O čia dar apie tą patį, kaip pasakėt, apie tuos fizinius kontaktus, tai aš irgi turiu išsirinkus citatą, tai užsidėkit pirštą prie to kito atveju, šitą irgi truputį pacituosiu, čia irgi apie kažkurį atvejį, įtariu, neglosto, neglebeščiuoja jį mamos, prausia, maudo, šukuoja, keičia rūbus, gamina maistą, bet neglosto, nemiluoja, kaip aš 10-mečiais negloščiau ir nemilavau savosios. Neretai išsiskiriant net apkabinti nelabai norėdavau, kažin kiek dukrų, sūnų, anūkų neglosto, neliečia, negodoja, tik šykščiai per atstumą atkištom lūpom pakštelį suvytusi skruostą ar išblankusias lūpas. Mes nemokam mylėti kaip ispanai ir kokie kiti pietiečiai, nes jie mūsų tėvai nemokėjo mylėti mūsų, o jų to neišmokė jų tėvai ir taip toli į atgalės, pavalgė šiltai, švariai ir viskas, to per akis, tokios gyvenimo mados buvo, taip įpratom, su retom išimtim, ten, kur tradicijos buvo netradicinės, o keistos ir visiškai kitokios. Tai čia šiek tiek grįžom ir apie tai, ką prieš tai pakalbėjom, ar ne? Tai dabar, jeigu noris čia dar kažkaip sureaguoti, tai sureaguokit, o jeigu ne, tai tada prie to dar vieno atveju. Mes nemokam, tiesiog, kad apkabint žmogų ir pabūt 10 sekundžių, kas savo tokią prabangą leidžiat? Ar leidžiat kas savo tokią prabangą? Tiesiog apkabini savo artimą į tylį, nieko nekalbi, nieko nesakai, apsikabini ir sėdi šalia ar... Tai tų laimingųjų yra, bet vienetai. Jeigu, sakyčiau, pakelt rankas, tai, kaip pasakyti, nefaina nepakelt, nes nelabai gražiai čia tada apie mane lyg ir, čia lyg ir nelabai gerai. Kelt, meluot, tai per akis pačiam savo irgi neišeina. Tai taip, mes nepratinti. Aš, pavyzdžiui, ką čia šnekėt apie man, apie savo mamą? Aš nepamenu, kad būčiau savo mažus vaikus mylavus, bučiavus, ten visai kaip čiučiavus. Aš puikiai atsimenu, kad ten valgydini, rengi, kad per daug, jeigu ten lepinsi, tai išlepinsi, paskui bus netikęs. Jo. Berniuką, jeigu ten nusisiukinsi labai, tai gėjus užaugs. Žodžiu, visokių tokių darbo tik tai duok, kad pavalgęs, stogas virš galvos yra, apsirėdęs, ko tu daugiau nori, taigi viską turi. O dabar, biški krypstam į kitą pusę, dabar jau pertekliškai jau iš vaikų darom dievukus ir vaikam, kažin, kai jie užaugs, ar kaip bus atsakomybės jausmo, kaip bus Bet su saugumo gal bus viskas gerai. Su saugumu gal bus viskas gerai, bet visur tas balansas reikalingas. Aš dabar girdėjau iš savo psichologijos, aš girdėjau tokių dalykų, kas mane labai sujuokino, kad sakė, dabar yra visiškai normalu, kad vaikas baigęs, tarkim, ar universitetą, ar kokią kolegiją, jisai dirba ir mama jo, tarkim, mano metų mamane, skambina darbdavį ir deda į šuns dienas, kad nepakėlė algos, kad ten nedavė laisvos dienos, kad iš darbo atleido. Bet nebūkim tikri, kad to nebus tokių atvejų daugiau, kad jų nedaugės, nes dabar infantilių, labai jaunų žmonių infantilių yra nemažai. Mes tie buvom užmuštruoti, kad tu viską pats turi galėti, o čia tu turi būti mylėtas, prižiūrėtas, tavim rūpinosi ir tas perteklinis rūpestis kartais irgi pakiša meškos paslaugą. Gražu, kad mes nuo senų žmonių iki vaikų šokinėjame. Nes kalbėti apie mirtį, kalbėti apie gyvenimą. Taip, ir tam tikrą prasme tai labai arti. Ir ta ankstyvoji vaikystė, ir tokia vėlyvoji senatvė, ir kalbėjimas apie mirtį. Ir man apie mirtį užsifiksavo tą frazę, kaip ir turėtų būti, kad ta senučiukė mirė, ar ne? Tai taip normalu, kad senas senučiukas... Ką reiškia tas, kaip turėtų būti? Kiek atvejų tai būna? Ta tokia, kaip jūs sakot, mirtis išeinant, įsikabinant lyg ir į nugarą? Kai šiandien aš jūsų nuorodą atsidariau ir paskaičiau tą liūdną istoriją, kai mama nuvežė į ligoninę, ten neleido šalia būti, žodžiu, ten sudėtinga situacija ir finale naktį tam moteris numirė ir anūkai liko atskridę specialiai, bet nespėjo, niekas jos neišlydėjo, jinai mirė tarp medikų. Jo. Tai aš, pavyzdžiui, tos mamos būčiau nevežus. Aš medikę žinau. Pavyzdžiui, jeigu matai, kad toks insultas, kad čia nieko nebus. Tikrai nieko nebus. Plikakė matosi. Žmogus nesąmoningas, visiškai nereaguoja į nieką. Jo labiau dažiūrėkim, kiek tam žmogui metų, kokios jo diagnozės. Tai labai didelį tikimybę, kad jis kelyje numirs. Mes galim nežinot. Išsikvietėm greitoje atvažiavo, pažiūrėjo vyzdžius, pažiūrėjo kraujospūdžius, pažiūrėjo viską, parašė kardiogramą, ten viską sužiūrėjo. Sako, žinokit,
kažin ar davešim, arba čia tikrai dienų klausimas, čia tikrai nieko nebus. Tai vat, kai taip medikai pasako, tai tada drąsiai galim palikti namie. Bet čia yra turbūt labai sunkus momentas ir jūs apie jį rašot. Nes nėra mirties kultūros. Nes nėra mirties kultūros ir jūs sakot, pavyzdžiui, kad kai pradeda nebevalgyti ant kokio nors kieto maisto, ar ne, kažkoks vyresnis artimasis, pradeda nebenorėti lašelinių. Bet mes vis tiek primiktinai siūlom, nes mums tai yra svarbu, nes tai yra apie mus, nes tai yra tenkinimas ne to žmogaus noro, o mūsų. Bet ar tikrai, jeigu mes tikrai labai norime? Didžiąja dalimi mūsų. Mes aptarnaujam skrandžius, plaučius, išeinamasias angas, infarktus gydom, insultus, bet ne žmonės. Ir mes viską darom, kad, taigi visi žinom tą, mintinai žinom tą frazę iki kaulų jinai įėjus, kad savo neturėčiau, kai numirs, jokių priekaištų. Yra tokia frazė. Viską padariau, viską padarysiu, kad kai numirs, savo jokių priekaištų neturėsiu. Mes labai bijom to kaltės jausmo. Ir kai tu pažiūri, ką tie žmonės darė, tai tu supranti, kad jie viską padarė atvirkščiai ir viską padarė, kas gerai jiem, bet kas blogai tam žmogui. Jeigu žmogus nenuryja kieto maisto, neryja, arba būna pabaiga, ten krūva ligų, ten, tarkim, žmogui tikrai liko gyventi nedaug, onkologija, brandus amžius, dar krūva lydimųjų visokių ligų ir žmogus atsisako, nenori valgyti, jisai tiesiog tą burnoj tą kasnį volioja, tiesiog negali, jis jau praryt. Tai paskui mes įsigudrinam jam visokius baltyminius kokteilius, duodam, ką tik tai nedarom. Tai jeigu jisai nenori valgyti, arba jeigu jau springsta, o puikiausiai ryju, tai gal nereikia. Mėginam kritiškai, šonu, žiūrim ir vertinam situaciją. Ir aš nelabai seniai sužinojau, beje, iš vienos pakankamai žinomos Lietuvoje moters, kad turėjau važiuoti rytojus dieną konsultuoti ją, mama nublogus buvo labai, bet tą naktį tą mama numirė, tai mes tik telefonu ilgai pasišnekėjom. Tai jinai kažkokiuose moksliniuose straipsniuose įskaitė ir man padarė gėdą, nes maždaug kai žmogus nustoja valgyti, kai žmogus nustoja gerti ir negeria ten 2 ar 3 dienas, jau sutirštėja kraujas, atitinkami procesai užsikuria organizme ir smegenyse. Ir jis nuo to perdžiūvimo viso, nuo to kraujo sutirštėjimus patiria tokią savotišką euforiją. Jis jaučiasi labai gerai. Visas išdžiūvęs su tuo sutirštėjusiu krauju, jis jaučiasi labai gerai. Bet mums tai yra signalas, kad jau to žmogus išeis. O mums tai reikia lėkti pas gydytoją, nesvarbu, kad kojos sutinę kaip kaladės, rankos, kad negalima lašinti, nes užpilsim plaučius ir turėsim plaučio edemą. Tai mes meluojam, kartais netgi meluoja artimieji gydytojai, kad sako, ar kojos nesutinusius, kad nelygtai, o tos kojos jau kaip kaladės ir tu nueini paskirtą lašelinį litras. Sakau, aš galiu maksimum 250 sulašinti. Nes čia, sakau, jau visur vanduo. Čia jau ir ascitas, ir pilvas papūstas kietas, čia jau visur vanduo. Mes tą žmogų jau paskandinsim. Negalima lašelinis. Kaip negalima. Darykim ką nors, juk ką nors padaryti dar galima. Ką nors darykim. Tokia desperacija. Žmonės negali susitaikyti su tą mintim, kad artimasis beldžiasi į mirties vartus, į anų pasaulį. Gerai, bet aš tada truputį taip pusiau paprieštarausiu, bet iš tikrųjų pasidalinsiu savo labai svarbią istoriją, kur aš irgi taip jaučiuosi. Mano močiutė, kuria yra 95 metai, jinai ištvėrus lagerius, tremtys iki šios vasaros buvusi visiškai viena gyvenanti, turėjo labai sudėtingą operaciją. Ir po jos, norėdami ją reabilituoti, mes keliom savaitėm patalpinom ją slaugos įstaigoje, kurios neminėsiu pavadinimo, vien dėl to, kad ten dirba viena nuostabi gydytoja, kuri bandė visaip kaip padėti ir gelbėti situaciją ir tikrai labai išgelbėjo, bet bendra situacija yra tiesiog tragiška. Bet mes ją atsivežėm namo ir jinai, man atrodo, tos slaugos įstaigos emociškai paveikta ir pradėjo nebenorėti valgyti, nebenorėti to, nebenorėti ano. Ir tas bandymas jai įsiūlyti valgyti arba įsiūlyti lašalinę, mano supratimu, yra nenoras kažkaip į ją neatsižvelgti, o bandymas lyg ir ištaisyti savo klaidą, kam mes tada nesupratom, kad iš vis nereikia į tą slaugos įstaigą ir gal truputėlį dar patempus. Taigi tu ką tik tokia sveika ir žvitri buvai. Kažkaip vis tiek labai nori. Tai ir sprendžiam savo problemas, taigi sprendžiam. Aš galvoju kartais, kai sako, viskas šitam gyvenime vyksta taip, kaip turi vykti. Visi yra kažkokie dėsniai, kurių mes nežinom, yra kažkokie
Tai gal tam močiutė dėl kažkokių priežasčių galinai turėjo tą įstaigą patekti. Man pavyzdžiui, aš visą laiką galvoju taip, nes man taip lengviau. Aš visą laiką taip galvoju, kad viskas įvyko taip, kaip turi įvykti. Gurkšnį vandens įtraukiu, ne į tą skyrių, atsiprašau. Aš galvoju, kad labai smarkiai, ir vėl kalties jausmas, nereikėjo mums ten patalpinti. Nemačius tos močiutės, kiek jai metų? 95. Kaip ir nemažai. Yra momentėlis šis. Yra momentėlis. Tai gal jinai, kaip sakyt, papuolė ten į ligoninę ar ne, paskui papuolė ten į slaugą, į reabilitaciją. Tai irgi nežinia, gal jai reikėjo niekur nepapult, gal jau jai laikas tiesiog, ką aš nežinau, negaliu šitą klausimą atsakyti. Bet vis tiek išliekat prie minties, kad reikia neforsuoti. Aš tą užfiksavau ir kad nekišti maistų, žodžiu. Tai čia aš tarsi per savo asmeninį pavyzdį bandau ką nors ir bendresnio išgauti, negalvokit, kad čia asmeninės kažkokias problemas sprendžiu, bet norisi jau eiti prie pabaigos ir jūsų tokių šviesių patarimų irgi pacituoti, nes atrodo, kad mes taip lyg ir liūdnai kalbėjom ir atrodo, kad jūs vienam irgi interviu dabar neseniai turbūt, kad per LRT radiją Ignui Klėjui sakėt, kad gal man jau net ir gana tos slaugos, kad slauga yra visgi našta, kad gal man dabar užteks gyvenime rašyti ir skaityti, beje, liekat prie tos minties, kad gal jau ir užtektų? Lieku, tuo tarpu lieku, jo. Bet esat dar dirbat slaugytoje? Ne? Jau ne. Ne, kaip pasakyti, atostogauju dabar, o nuo 9 dienos spalio, nuo 10 dienos spalio aš jau bedarbį. Išleido lengvai? Tiesiog, jo, išleido. Būtent tam su Ignu Klėjum štai laidoj aš sužinojau nuostabų dalyką, tai dar vieną kartą man buvo gėda, domiuosi psichologija, bet kai kurių dalykų nežinau. Kad, susitraumavau kelio sąnarį, taip gavosi, pabaigoje gegužės ir birželį, liepą, rugpjūtį, aš pirmą kartą gyvenime savo sąmoningam 3 mėnesius tinginiavau. Gyvenu Dvarčionyse, ežeriukas, rankšluostukas per petį, basikom, per pieveles, atsisėdu, klauptupt negaliu, tai mėlyniauju savo atsisėdus į mėlynyną, žodžiu. Ir po tų 3 mėnesių aš tarsi iš šalies į save pažiūrėjau. Ar aš tėvą motiną užmušus, ar aš tėvynį išdavus. Tokį darbą iš vis dirbti neįmanoma. Aš taip pasižiūrėjau, galvoju, kaip aš tiek pratempiau. Čia kažkas baisaus. Pavyzdžiui, mano ir ta kaip tik diena tokia buvo, kad, labai, tokia tamsi diena, niūri, sklandikas, nebūt keistas, sklandi diena, bet didžioji dalis pacientų buvo paliatyvūs, tie, kurie į mirtį žygiuoja lėčiau, greičiau, sprinteriai bėgte bėga, jeigu taip galima pasakyti. Ir aš supratau, kad mano darbo dienoje buvo vien negatyvas, liūdesys, pyktis, nuoskaudos, skausmas, kančia, mirtis arti, žaizdos baisios, namiškiai išsekę. Vien viskas, absoliučiai viskas, 5 valandas, tokiam, kaip kokiam pragarų katile. Tai čia kiek savęs reikia atiduoti. Tai įsivaizduokim, kad irgi labai daug norim už slaugos darbuotojų, bet tai pamėginkim, nueikim pasavanoriaut, kažkur gal leis. Ir taip tvarkingai, geriausiai tai parom, kaip dar slaugytojos dirba, dar ko puikiausiai tose. Geriausiai tai parom. Tai parom, jo, parą, paskui su slaugytojas, iki su slaugytojos padėję dar geriau. Taip ryte, praseinam ryte, o ryte tokių dalykų randam. Tai praseikim vieną kitą dieną ir tada sakysim, Jėzau Marija, tada suprasim, kas tai yra. Labai lengva šnekėti, labai lengva, nemačius, nežinant kaip ir kas ten vyksta. Ir čia jūs irgi sakot, kad reikia, kas ir man šiaip atrodytų, kad reikia slaugytojams gerokai kelt algas, bet jūs visgi 25 metus išdirbot tą darbą, tai kažko labai gero, labai daug ir apie jūs vis tiek jame. Aš labai gera slaugytoja buvau. Labai gerai, iš tikrųjų. Aš nesu per tos 25 metus pakėlus balsą vieno paciento, girdi, kas mato, nesvarbu. Aš nei vienam nesu pasakius kažko skaudaus, kažko nemalonaus. Man yra visko buvę. Ir užsimoję yra pamojavę, ir terorizavę, ko tik yra nebuvę. Porą pacientų per visą tą laiką esu atsisakius, nes, bėda jau ten buvo visai. Aš jau geriau sakau, už durų išėjus ašarėlę nubrauksiu, geriau kokį tai postą parašysiu, supykus visą, bet
Tai yra ligonis, tai yra mano darbas ir viskas. Bet matyt, tikriausiai atėjo tas laikas, kad man šito darbo gana. Nežinau, kaip bus, kai aš patinginiausiu pusmetį, nes aš taip jaučiu, kad gal man leis nedarbingumui, darbinimu. Kaip ten vadinasi šitą įstaigą? Kur vadindavosi darbo birža. Kur vadindavosi darbo birža, taip, jeigu iš tiesų. Tai va, tai toj grįžtu prie to, kad toj laidoj, tai tas Ignas Klėjus man sako, tu žinai, aš kalbinau psichologę, kuri sakė, kad kai mums reikia kažką labai būtinai apsispręsti, kad tai pavojinga mūsų sveikatai, gyvybei, kad negerai. Tai mums, kaip sakyt, mūsų psichika taip sutvarkyta, kad jinai mūsų pusę palaiko, mums padeda. Tai sako, smulkios traumos, visokios lygos, onkologija pirmos, antros stadijos, kažkokio kiti susirgymai, mums yra organizmų suorganizuoti tam, kad mums būtų lengviau apsispręsti. Tai aš 2 savaitės po tų 3 mėnesių nedirbimo aš padirbau ir aš toliau būčiau turbūt vakare gyrus migdomosius, tradiciškai kaip daugelis medikų su žema savivertė, o ryte kažkokius raminamosius ir dar matyt būčiau save damušus. Bet kai aš supratau po tų 2 savaičių, kad mano kelių sąnarys man neleidžia laipiot laiptais su sunkia kuprinė, nes kiti pacientai gyvena 5 aukšte be liftų, 3, 4 ir tu žiūrėk, per dieną tu sulaipioji ten 50 aukštų. Būna į tokių dienų. Ir tu supranti, kad jau tu vėl jauti savo koją ir tai gali baigtis blogai. Tai vat man koja padėjo apsispręsti, kad bus kai bus, daugiau savo nesaugumo, savo kaltės, savo pareigos kažkokio jausmų, kas čia bus toliau, nebeaptarnauju, bus kai bus. Užimtumo tarnyba vadinasi. Įstaiga. Tai va, eisiu į užimtumo tarnybą, mano sveikatos knygeliai parašyta, kad aš negaliu dirbti darbų, kur reikia vaikščioti, negaliu ten tūpti klaupti, negaliu lipti laiptais, negaliu sunkaus krovinį nešti. Tai slaugytojų darbe gali tik kabinete nebūti slaugytoja. Tai ten to vaikščiojim irgi yra iš tikrųjų, tik taip atrodo, tai tyrimus, ten atsakymus kažkokius parnešti, tai ką. Bet vis tiek ženkliai mažiau. Bet mane pasodint prie gydytojos kabinete, nu tai tada jau pas psichiatrą tiesiai. Nu aš ne kompiuterio žmogus visiškai. Tai, bet žiūrėkit, aš sugalvoju jums darbą, ką jūs galite veikti. Jūs galite kalbėti, ką ir darot, pasakot. Paskaitas skaityti, gerai skaitau paskaitas. Kalbėti apie slaugytojos darbą, apie slaugytojų darbo reikšmę, apie keliamą ir keltiną to prestižą ir dalinti iš tikrųjų tokius patarimus, lyg ir paprastus, bet man atrodo labai esminius mums, nes yra tokių knygoje ir aš irgi pacituosiu kokius 2. Šiandien didžioji dalis suaugusių žmonių išėjo į darbus, vaikai darželius, mokyklas, seniukai akcijų į Maksimės medžioti, dėja vakare namo sugrįš ne visi. Kažkas atsidurs kažkurios ligoninės kažkuriame skyriuje, o kam pasisekė gerokai mažiau, šaltame morgo stalčiuje. Gal išeidami iš namų susipyko, bjauriai apsižodžiavo, gal stiprių delnų sušėrė silpnesniam, gal dar ką pikto ar sunkiai atleidžiamo paliko anoje durų pusėje. Niekada nepamirškim, kad bet kuris išėjimas gali būti be sugrįžimo ir be galimybės gražiai atsisveikinti, atsiprašyti, paskutinį arba net pirmą ir vienintelį kartą pasakyti, kad myli labai. Taip pat. Būtų gerai, kad žmonės sugebėtų įsivaizduoti, kad šiandien mes ir taip, oi nereikia, čia nebūrki, čia. Ne, nebūkim čia labai jau mes tokie prietaringi, kai sakau, juoda katė veikia tam, kuris jie tiki. Man neveikia, nes man juoda katė gražiai bėgioja, tegu savo bėgioja, kur jinai nori. Ar nesutakuoja, su kuria norėjau, gal kairė rankiai su kairė koja reikia išlipti, ne su dešinė išlaus. Nu, vat, nebūkim senų raugų, kol mokslo nebūtų tokiai žmonėm. Gerai būtų sugebėti įsivaizduoti, kad vat išėjai ryte, gal pareisi, gal nepareisi. Nu, greičiausiai pareisi, bet vat ne visi pareina. Nu, avarijos vyksta. Galų gale, nueini pas gydytoją, nu, guzelis kažkoks ten ar mazgelis. Sako, labą dieną, 4 stadija, greit progresuojantis. Ir tada, gyvent kaip ir dar nepradėjau. Kažkokia generalinė repeticija, repetuoju, dar darbą reikia keisti, su tuo pijoku reikia išsiskirti, ten maždaug tai pagaliau tą vaiką išmesti iš namų, tegu savo gyvenimą gyvena, kiek čia, 35 metų, dar vis pas mamą gyvena. Tai ir, vat... Gyventi, žodžiu, reikia branginti gyvenimą, nes nežinom, kiek jau liko. Gyvenimas yra baigtinis ir nežinia, kiek čia mums liko. Ir dar vienas dalykas.
Mes esam dabar, buvo virusų, bakterijų visuomenė, dar kažkokia, dabar mes esam nerimo visuomenė, stresų visuomenė, įtampos visuomenė. Su bakterijom, su virusais, pasirodo, su šitokiu virusu kažkaip susitvarkėm. Na, aišku, nuostoliai dideli buvo, žmogiškiai, tai ką čia šnekėt, aišku, kad čia baisus nuostoliai, bet vis tiek kažkaip tai iš to išbridom. Tai reikia išmokti tikrai jaust mirtį ant savo peties, jaust. Kad gali būti kad tu, nebūtinai, kad tu sugrįši namo, tai ar tikrai tu nori va taip numirt, va čia, tarkim, šiandien numirštu, aš tikrai norėčiau va taip palikti, gal tikrai ten galų gale kompiuterį, gal ten kažkokių pas man tokių dalykų negerų ir gal reiktų ištryt, galų gale, gal ten kažką su kaimynė susikoliojau visai be reikalų, gal tikrai, ką ta kaimynė, tokia biški, demensiška, biški pikta, gal nueit sakyt kaiminkutę, einam kavos išgersim, ką, ar tikrai ten ant kažko pykstam 10-metį, jau paskui net neatsimenam, dėl ko pykstam. Ale pykstam jau iš inercijos, tai kažkaip, reikia biški skaitau dabar knygą, kaip čia jinai vadinasi, kažkaip švedų prieš mirtinio tvarkymus ypatumai, kažkaip taip vadinasi knyga, maža knygutė, kad švedų, man atrodo. Gal suomių? Nesvarbu. Vienu žodžiu, kad jau mano metų žmonės, kadangi tai yra tas amžius, kada kerta infarktai, kerta insultai, kada onkologijos daugiausia jau jinai prasivažiuoja per žmonės, tai reikia jau, jeigu tu myli ir gerbi savo artimuosius, tai reikėtų praseit per savo namus. Ir pas juos tai ten madinga, kad vaikai išėjo, ypač jeigu vienas sutuoktinis numirė, antras liko ten, kaip suprantu, kalbama apie namus, ne apie butus. Tai jau likus viena ten garbaus amžiaus moteriškė išsikraustų į butą. Iš namo į kokį 2 kambarių butą. Logiška, reikia labai daug ko atsisakyti. Ir tada eina per visas spintas, per visas sekcijas, daugelį baldų tenka atiduoti. Ir kad ta moteris, kuri knygą rašo, sakė, vat man uošvė, Anyta, ar kaip ten vadinas teisingai, nežinau, kada sako, kokia šaunuolė moteris, kad, pavyzdžiui, kažkoks ten antikvarinis rūbas, kuris ten apskritai į muziejų turi būti priduotas. Ant to rūbų rankovės cegeliukas. Ne tik parašyta, į kokį muziejų priduoti, bet pavardė, man atrodo, ir vardas, ir telefono numeris žmogaus, kuriam reikia dėl to paskambinti. Viskas sustiguota, tu atsidarai maždaug spintą, čia tas arba ten vaikai šitą žolinį stalą, kuris imat? Kuris čia mano tą sidabrinę gražią apyrankę autorinį darbą imat? Tai vat, reikia viską sudėlioti ir tada kaip ramu, tai viską reiktų sudėlioti. Ir čia, čia apie tą mirtį, ne, jau kai ateis laiks. Ir paskui galų gale miršta tas žmogus ir pilni namai visko. Neišmest kažkaip lygaila, nie palikt, nie ką daryti. Jo, bet aš dabar kitą prisiminiau atvejį irgi iš artimos aplinkos, kur žmogui jau blogai, bet jis dar gyvas ir senas, judantis. Ir ateina artimieji, arba pavadinkim artimųjų sutuoktiniai ir taip nužvelgia kambarį, sako, kiek čia visko reiks dabar paskui išmest. Tai irgi toks makabriškas jausmas apima, nes tu susiplanuoji. Mes bijom tų makabriškų jausmų. Kaip pasakyti, yra angliškas humoras, biškai gal iš to galim pasiskolyt. Labai mes tokie baukštus, jau baisiai mes tokie baukštus, kad tai ten irgi, bet toj knygoje, man atrodo, rekomenduoja, kad maždaug užsiminkim maždaug, jeigu čia artimasis ten jau visai garbaus amžiaus, pilni namai, to vadinam chlamo, kad ten daug daiktų, tikrai jau jie nebelabai daiktai, kad tikrai iš šiukšlynėlį reikia. Tai yra apie tą mirtį, irgi, mano mama, kai susiruošė mirt, bet mes ją ištempėm su seserim. Ten buvo trauma, dar jinai drūta moterėlį. Tai aš kai sužinojau, tai vos nenugriuvau. Sesės vyras nuėjo šalia, atsisėdo ir maždaug išsiaiškino, kaip palaidot, kaip ten ką, nes atrodė, kad tą naktį jinai mirs. Jis viskas su jie visus reikalus susitvarkė, mums su seserim net nežinom, tai aš pyktelėjau net biškelį. O dabar jau kokį 10-metį gyvena mama toliau? Ne 10-metį, 5 gal kokie metai. Nes tikrai, sakau, jau kai po kokių 2 dienų, gal 2 diena, pabalansavo tarp gyvybės mirties porą dienų, mes tiesiog ją tą dieną, irgi nuojauta. Nuojauta 6 jausmas, sakau, vežamės ją ten, tarkim, būti antradienį, sakykim, 5-dienį turėjom parsivežti pagal grafiką, parsivežėm antradienį ir 3-dienį, sakau, važiuojam seserį, važiuojam šiandien, tai gal da tegu pabūna iki 5, sakau, ne, man pagal taip, kaip jinai telefonu atsiliepia, čia blogi dalykai. Tai mes ją taip ant savęs pasikabinusis vilkte beveik parsivilko maždaug ir taip padarėm reanimaciją namuose.
aš už slaugytoją, sesuo už ūkinę dalį, nes sesuo pas mane, kad ir slaugytoja, bet jinai fizioterapijoje visą, jau nežinau kiek metų dirba, gal 20. Jis sako, ne, aš šitas baisės mamos venas tai tikrai neįdursiu, aš valgyt padarysiu, pečių pakūrensiu, namus prižiūrėsiu, vienu žodžiu, ten lakstysiu su bliūdžiukais, mažiukais valgyt, nes ten labai mažai ką valgyt. Nu, aš jau tai mediciną visą variau. Nu ir po kokių 3 gal dienų, neskanus tas tavo aktimelis, nenoriu. Mes seserė, taip susimušėm, sakom, viskas gyvens. Nes jau kaip, kiek čia tą padlaką gali tryt, gana jau čia plaut, mane nervuojat, maždaug duokit ramybę. Tai va, jau kai pradėjau pretenzijas reikšti, reiškia, viskas bus tvarkoj. Tai aš parašiau kažkokį ten, parašiau kažkokį tai postą, irgi ten kažkaip apie meilę, apie rūpestį artimaisiais, kad bazinė meilė yra meilė savo, bazinis rūpestis yra rūpestis savimi. Pirmiausiai, gyvenime kaip lėktuve, man atrodo knygų yra. Pirmiausia, užsidedam deguonies kaukę savo, gelbėjimus į liemenę savo, o tada jau vaikam, vyrui, ne, tai pirmiau spėjau vyrui uždėti, arba vaikam, vyrui nespėjau, savo nespėjau. Ne, viskas šitam gyvenime prasideda nuo manęs. Jeigu tai man kenkia, jeigu aš tą nenoriu, tos anytos aš nenoriu slaugyti. Ne, mano anyta buvo nuostabi, daug dievė, į dangaus karalystę, myliu ir po šiai. Tai jeigu gali būti taip, kad netyčiom leptelsiu, už tavęs nekenčiu, kiek tu čia gali vis dar nemiršti, visko būna, kai žmogus pervargsta, išvargsta. Tai nereikia tada tos anytėlės karšinti savo namuose. Ramiai, nes man bus blogai nuo to. Bet ką žmogus daro? Ką pasakys artimieji? Savęs nemyliu, man svarbi aplinkinių nuomonė, man svarbi giminės nuomonė, tai parsivežu pas save. Bet jeigu man blogai, nesivežu pas save. Ir dėl to nesijaučiu kaltu. Tai vat pirmiausiai pradedam nuo to, kad tai vat tam poste, aš žinau, po to posto tokia moterėlė. Nu tai aš ten nukaršinau, tai nuslaugiau ten vyrą, ten dar kažką, ten pusę giminės žodžiu nuslaugiau, tai nuėjau pas klebonėlį, tai sakau, kad vat blogai jau jaučiuosi, jau neturiu jėgų, ten vat visus karšinai iš eilės žodžiu. Tai kunigėlis ir sako, kad jums save reiktų pamilt, savim rūpintis, pradėtai gerai kitais, bet savim maždaug. Tai aš sakau, ne, nu vat kitais man išeina, o va savim neišeina. Niekaip mes gerai nesužiūrėsim to savo artimojo, jeigu nemokam pasirūpinti savim ir savęs nemylim. Niekaip. Per sukastus dantis, taip, be problemų. Aptarnaudami tą gėdos, kalties, pareigos jausmą, taip. Bet nei mes apkabinsim, nei mes pamiluosim, nei mes kantrūs būsim, nei mes empatiški būsim, dėl to, kad darom, kad reikia. Reikia, tai darau. O kai save labai myliu, tada lengviau ir kitus mylėti. Tada lengviau savo atlaidus, lengviau ir kitam būti atlaidžiu, save klystančių pripažįstu. Tai lengva ir suprast, kad ir kitas klysta. Antra, dar vienas yra labai svarbus dalykas. Pavyzdžiui, yra neempatiški žmonės, psichopatiškos asmenybės, kurių labai daug versle, labai daug politikoje, nes kitaip ten neišsilaikysi. Tai, pavyzdžiui, ir sako, nu kaip jis šitaip, kaip jisai šitaip gali? Gali. Jo dalis atsakinga už empatiją, už atjautą, už užuojautą, neišsivyščius, absoliučiai, nėra. Tai jis natūraliai nesupranta, kad kažką žmogui leptelėjo, pasakė ir tas žmogus verkis. Tai ko čia dabar verk? Ko čia dabar tu taip užsigavai? Ką jau čia tokio pasakiau? Jis nuoširdžiai nesupranta, kad kitam žmogui skaudu. O va tokie kaip aš, pavyzdžiui, žmonės, mano empatijos lygis maksimums. Ir medikų nemažos dalies yra labai gerai išsivystęs tas empatijos lygis. Ta dalis 2-3 geriau veikia negu standartinių gal žmogaus. Tai už tai medikai ten ir nueina, nes dėl to matyti. Ir dėl to dar. Bet yra ir kitos, aišku, priežastys. Tai pirmiausiai žiūrim, kad gerai būtų man, savo, o tada visiems kitiem. Aš sakau, kad mano karta, kodėl dabar visose slaugos, visokiose įstaigose, ten, kur reikia slaugytoja dalina tabletes, retsykiai suleidžia į raumenis kažkokią injekciją atlieka, ten kartais į 2 savaitės užrašo kardiogramą, ten gal porą lašelinių savaitę pastato. Ir žodžiu, kaip slaugytoja, kaip specialistė degraduoja. Nes labai dažnai tai kažkokia padėjėja darbą neišėjo, tai susirgo, tai kažkas atsitiko, tai tu tiesiog eini su ta padėjėja, keiti sauskelnes, keiti patalynės, eini naktį tą ten 3 valandą to žmonės apžiūrėti, nes nėra kam tiesiog. Tai ten dirba mano karta. Mano karta, kai išeisiu užtarnautą poilsį, dabar aš žiūriu į savo kolegės. Jų savivertė yra savo vietoj, kompiuterinis raštingumas puikus, stengiasi magistrus, bent jau universitetinius bakalaurus.
Jos eis sauskelnių keist padėti, jos eis tablečių dalinti, nejuokaukim. Ir vat, tada klausimas atviras, kas tada dirbs tokiuose įstaigose? Jūsų karta, kas žiūrės? Tai mūsų karta baigėsi. Jūsų baigėsi, mano tai baigėsi, o jūsų kiek metų? Kaip darbuotojų, kaip slaugytojų. O kaip Į pensiją. tų, kurie reiks prižiūrėti? Nebus kam prižiūrėti. Mirties nebijokim, nereik bijoti to, kas vis tiek ištiks, tai geriau ruoškimės. Po trupučiuką, kai sako, man net ta mintis baisi. Jeigu mes kiekvieną dieną po minutėlę pagalvosim, kad esame mirtingi ir kad bet kurią dieną galim numirti, pažiūrėkim, po kokiu mėnesiu pagalvojimo, taip, kai čia kai mankšta. Pradžiai, Jėzau, kaip sunku, ar ten plaukti, ar ten kažką daryti, mankštą rytinę, va dažniausiai. O po to pažiūrėk po mėnesio, tai čia irgi po biškį suprasi, kad, nu, tai va mirtis, nu ką, nu visiems, nu į man, nu tai, nu mirtie, tai ką tu, nu dar nenoriu, turiu planų. Ir antra, turėkit planų. Turėkit, netgi susirgę žmonės, vat vieni išgyvena su tą pačią diagnozę, standartas, tarkim, ten prie kažkokių susirgymų 2 metai, apie 2 metus. Paima žmogus išgyvena 7, pasveiksta. Na, aišku, labai retai. Nes jisai tada prisikūrė labai daug planų. Ir tokių planų dėl kitų žmonių, vat kitiem padėti. Maždaug aš taip sakau, mirtis ateina, maždaug, nu tai jau laikas. Jau, man tą projektą čia reiks. Nu gerai, einu ten, būtis 2 pasiruošusius, jau einu tenai. Pat po metų ateina, tai aš su juo taip juokavau, čia su tokiu, kažkada mes paskaitas kartu skaitėm su tokiu vyriškiu. Tai sako, dar po metų, sakau, mirtis ateina, tai maždaug, nu negaliu, dar nepabaigėm, o čia va šitas dar laukia ten kažkoks tai projektas. Mirtis, nu gerai, o finalė sako, man nusibodu pas tave vaikščiot, jau kai turėsiu laiko, kada nors ateisiu. Tai maždaug taip. Ir, kaip sakyt, nesijauskim kaltais, kad sunkiai atleisti eina, kad nemylim ir nesakykim, ką mylim. Oi, mama, aš tave myliu, kad paskui kalta nesijaučiu. Nu, nemyliu, tai nemyliu. Ir visai gerai kartais pasakyti, mama, aš tavęs nemyliu. Nes tu mane tada nuskriaudė taip ir taip, gal tu nori manęs atsiprašyti, man tada gal pavyks tave mylėti. Nes nieko nėra baisiau, kai tėvai nepripažįsta padarytų savo klaidų. O būtų gerai už visas padarytas, mes aišku netyčia. Nu, tėvai nekalti, kad jie kažką netai padarė. Jie tiesiog galvojo, kad daro gerai. Mylė kaip dūšia, aukrės kaip griūšia, už vieną muštą 10 nemuštų duoda. Tai juos taip auklė, jie kartoja savo tėvų auklėjimo klaidas, tai jie kitaip nesugebėjo, jiem kitaip neišėjo. Bet gal vis tiek nesakykim, kad nemylim, nes paskui, kai tėvai numirs, tai tada labai ilgai savęs. Arba, va, sakykim, man labai sunku tave mylėti. Aš savo mamai tai sakau, kai jinai man vėl kažką netai padaro, sakau, mama, man labai sunku tave mylėti, kai tu va taip pasakėjai, va taip va padarėjai. Būk gera, taip nedaryk, man bus lengviau tada. Aš noriu, kad man tave mylėti būtų lengva. Tai va, atvirumų daugiau. Labai geras sakinys, labai tokia, net ir su šviesa tokia, galima sakyti, gaida pabaiga, kad visai nenusitamtumėm šitą temsint rudenį. Ir dabar paprašysiu visų, kad labai taip nuoširdžiai ir aistringai paplotų. Ačiū.